Taigi, sveiki visi, aš esu Lina ir filmuoju naują video. Ir šiandien nusprendžiu padaryti kiek kitokį video, tai yra haulas Rombė, Shein ir Sofil. Šios internetinės parduotuvės susisiekė su manimi ir aš turiu keletą produktų, kuriais norėčiau pasidalinti su jumis. Ir aš manau, mes nieko nedėlisant galime pradėti. Taigi, pirmasis rūbas yra iš Rombės ir jisai yra štai čia. Tai ši labai gražios spalvos maikutė, tai yra lyg kropas, ją galime nešioti prie aukštų lieminių džinsų. Ir atėjus yra parašyta morning, jinai yra tikrai labai kokybiška, atkeliavo maždaug visas siuntinys per 2 savaitės. Jinai atkeliavo tikrai labai tvarkinga, be jokio siūlelio ir iš tikrųjų jinai jau buvo vieną kartą skalbta, tai kaip matote atrodo puikiai ir iš tikrųjų man labai patiko, aš jau ją buvau užsidėjusi 3-4 kartus ir tiesiog tikrai puikiai kokybiška maikutė ir manau mokyklose būtų puikiai. Taigi, toliau kitas siuntinys yra taip pat iš Rombės ir yra ši dryžuota maikutė ir iš tikrųjų aš įdėsiu nuotraukas, kaip atrodo tikrovė ir kaip atrodo nuotraukos ir kaip man atsiuntė. Tai yra pats mažiausias dydis. Atrodo tikrai puikiai, minusas tai, kad yra labai didelė iškirptė, tai jeigu norite pirkti būtinai atsižvelkite į tai. Taip pat turi mažą juodą kišenėlę ir iš tikrųjų galvau, kad bus dryžuota juoda balta, bet tai yra maždaug juoda pilka ir jo, bet tai netrukdo. Irgi atkeliavo labai tvarkinga, be jokio siūlelio ir iš tikrųjų patogi trikotažinė maikutė. Taigi, kita parduotuvė yra Shein ir iš jos susisakiau irgi 2 daiktus, 2 drabužius. Tai pirmasis atrodo žiauriai mažas, nors nuoširdis, maža. Tai ir čia yra parašyta First I Need Coffee ir yra nupieštas puodelis ir parašyta kažkas. Ir tai yra lyg liemenė, jinai yra iš tikrųjų labai patogi, aš ją užsisakiau kaip vasarai, bet jau vasara baigėsi ir pas mus aplamai nebuvo tos vasaros. Tai jinai, pavadinkime, kad tai yra liemenė, yra baltos spalvos, iš tikrųjų yra labai patogi, atrodo iš tikrųjų labai gražiai. Turiu kapišoną, dar net nežinau, kur aš šią liemenę galėčiau priderinti ir prie ko aš ją galėčiau nešioti, bet atrodo tikrai gražiai ir ypač tas užrašas First I Need Coffee. Tai puikiai maikutė, paskutinė maikutė iš šios parduotuvės. Tai yra štai tokia pilka, paprasta, laisva maikutė, jinai irgi yra gana ilga. Taigi taip pat ši maikutė iš Shein turi labai gražią iškirptę ir šiek tiek matosi nugara. Minusas šios maikutės yra tai, kad jinai yra permatoma. Dėl to nežinau, kaip aš ją dėvėsiu mokykloje ar mieste, bet manau, kad tikrai priderinti galima laisvai. Ačiū. Na, o dabar aš norėčiau pakalbėti apie šią apyrankę, kuri vadinasi Sofil. Visus linkus paliksiu apačioje. Ir iš tikrųjų, kiek mačiau, labai daug youtuberių gavo šią apyrankę, bet pas mane jinai šiek tiek skiriasi. Tai atidariusi viduje yra geltonas vokelis ir taip pat gale yra sertifikatas. Toliau turiu štai šį labai gražų maišelį. Jis labai švelnus yra. Ir čia yra parašyta irgi Sofil ir atidariusi maišelį. Aš jums paskui viską parodysiu iš arčiau, kadangi jūs taip nieko nematysite, o apyrankė yra tikrai verta dėmesio. Žodžiu, ir dabar turiu aš pagrindinę apyrankę ir dar 4 smulkius karoliukus, kurie man tikrai daug ką reiškia ir daug ką primena. Taigi, turbūt pradėsiu nuo apyrankės ir viskas buvo, kaip matote, atskirai supakuota. Tai apyrankė atrodo štai taip, iš tikrųjų galbūt neatrodo labai maža, bet tokia nėra ir noriu pasakyti vieną pastebėjimą, kad jeigu jūs norite pirkti apyrankę, būtinai pasižiūrėkite, išsimatuokite savoje ir pirkite 1 cm didesnę, nes taip tikrai pataikysite. Pas mane yra labai paprasta, bet tikrai prabangiai atrodanti ir graži apyrankė. Tiesiog paprastas dirželis ir širdutė, ant kurios yra parašyta mano vardas Lina, labai gražiai išgraviruotas ir ant kitos pusės Sofil. Tai įkišus nagą jinai atsidaro labai paprastai ir tiesiog iškrenta pati apyrankė ir tiesiog atsidaro pati apyrankė. Minusas tai, kad galbūt pradžioj bus pačiai labai sunku šią apyrankę užsidėti, bet vėliau viskas bus ok. Ir dabar norėčiau parodyti karoliukus. Tai pirmasis karoliukas yra štai šis, tai yra fotoaparatas ir viduryje objektyvais turi labai gražų deimantą, kaip matote, deimančiuką, nežinau kaip pavadinti. Šis fotoaparatas man reiškia YouTube'ą, kad aš dievinu filmuoti ir aplamai, kad man tai patinka, tai yra mano hobis. Kitas karoliukas yra štai šis ir tai yra pėdutė. Toks galbūt kitoks karoliukas, kuris taip kabo, tai yra pėdutė. Juoda pėdutė su baltais kristaliukais ir ši pėdutė man simbolizuoja mano vieną, vienintelį ir patį mylimiausią šuniuką. Kitas karoliukas yra štai ši širdutė, kuri yra su mano geriausia draugė. Mums čia buvo 6 metai ir mes pasidarėm nuotrauką ir jinai yra pas mane tiek ten kabo, tiek ten visur
ant lentynų. Ir dabar čia turiu. Ir tai yra su mano geriausia drauge, kur dabar pasėdė žiūri. Ir ant kitos pusės yra parašyta. Ant kitos pusės yra išgraviruota ir parašyta always. Jo. Ir pats paskutinis, bet tikrai neprašiausias karoliukas, tai yra šis Starbucks padelis, tai yra parašyta love coffee ir aš myliu kavą, bet aš ją geriu kada? Tik tada, kai šį pasipilti. Gerai, dabar daug man tos Starbucks visus padelius. Paaiškinimas, kodėl aš paėmiau Starbucks, nes galbūt tai keistai atrodo, bet tai va, myliu Starbucks ir tai yra cool ir šis padelis man primena kavą, o aš kavą geriu tik tai su Dominika, o Dominika yra gerai ir viskas yra gerai. Tai vat, ir dar norėčiau pasakyti, kas yra man ant galvos, kuris galbūt labai keistai atrodo, gal ir gražiai atrodo, nežinau. Gerai, tai yra lankeliai, kuriuos aš gavau iš Stay Classy, jeigu aš taip turiu. Ir aš gavau 2 lankelius ir tai yra labai gražus vasariški, bet kartu ir pavasariški lankeliai, kurie tikrai atrodo labai pašniai. Aš turiu 2, kaip matote, vienas su rožėmis ir kitas su kažkokiamis įdomiamis geltonomis gėlėmis. Ir iš tikrųjų lankeliai yra tikrai labai kokybiški ir verti dėmesio, būtinai apsilankykite jų puslapyje. Ir būtinai apsilankykite jų puslapyje. Manau, kad šis mažas, bet pašnus dalykas tikrai gali papuošti jūsų galvą. Tikrai gali pagyvinti jūsų aprangą ir jūs galite išsirinkti nuo mažesnių lankelių iki didesnių. Ir būtent dabar pasižiūrėkite šį klipuką, kurį jums parodysiu, nes pasakysiu dar platesnį informaciją apie šiuos gražius lankelius. Taigi, labai dėkoju, kad žiūrėjote šį video. Visi man daiktai buvo atsiųsti, bet tai tikrai nekeičia mano nuomonės apie juos. Aš viską pasakiau, ką aš tikrai manau. Ir tiek apie rūbus, kurie man atėjo tikrai labai kokybiški, tiek apie apyrankę, kurie tikrai atrodo labai prabangi ir dera prie visko. Ir tiek apie šiuos lankelius. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko šitas video. Komentuokite, prenumeruokite bei laikinkite mano kanalą. Labai jūs myliu. Myliu, bučiuoju ir iki. Aš gerai sėdžiu. Pasislinkit tą pusę. Bet aš negaliu kalbėti. Gerai. O kaip dar Sofijų? Sofijų? Gerai. Gerai.